Dabar tas senasis vėlimo būdas, kai buvo dirbama su vilnom, kurios yra neišplauta. Šitą vilną jau tik kelia plaukai yra. Tai vos tik, kad močiutė susidėdavo lapo formą, tada su rankom minkydavo. Neplauta vilna tai yra. Jos plaukai yra atlipę riebalais. Riebalai nuo rankų plaunos išsilydo. Ir vilna, dar būdama sausa, pradeda truputėlį kipti, ne? Kadangi čia riebalai išplauti, mums tenka, tai kaip sakant, tą sukibimą padaryti vandens ir muilo pagalba. Pasiema tik viena po tinklelį. Vilną, kurios nebereikia, nukeliam nuo stalo, kad nesušlaptų. Kesti vandens išlapinti. Čia. Cukranėlius. Žinau, Kasparas planavo. Mes ir tiesa, mergaitas, kad nebūtų pas visas yra, važiuokit, spalvotų vilnų. Jeigu norim, galim pradekoruoti kažkaip, tai tas dekoravimas tai gali būti kažkokie elementarūs taškai skirtingų spalvų, ar ne? Gali būti kažkokios tai virvutės išdėliotos. Sakykime, pačiai pradžiai. Aplinkui, bet kaip jums patinka, yra natūralių spalvų, kai kam kaip patinka, ar ne? Kas nenori dekoruoti, gali dekoruoti. Žinoma, gali pasidėlioti. Jo, gali sudėlioti formas, bet tam bent jau, kad pamatytų, kaip viena vilna ant kitos elgiasi, ar ne? Kas nori, kas nenori, gali visiškai šimtojo. Yra baltos ir gelsvos vilnos, ar ne? O kas nenori, Tavo paspalvinė. Žiūrėkit, kaip atrodo, kai įdėtas spalvotos. Bet čia galima kokią nori formą. Čia minimaliai. Nu čia labai nedaug, bet vyriško. Dabar palaukite, kol jūs kažką dėliojatės, aš iš karto parodysiu vam. Šiek tiek atsiverti. Vieną dėžę. Kaip sakiau, vilna tiesiog mėgsta liną. Studentiškas mišinys, kuris yra sveikai brangus. Visos medinės pačios, kurios yra sveikėsi žlūrai, kurie bliskėjo likusi linija. Toliau įsivelia, viskas šitas įsivelia, suklojus labai gražiai, po to kyšo,